Būkite pasveikinti ir šiandien. Susitikome pakalbėti apie vieną iš mano priklausomybių, su kuria nenoriu kovoti. Tai yra vaikščiojimai basomis. Ir prieš įsijausdama rimtą pokalbį, aš dėkoju mane prenumeruojantiems, kas to nepadarė. Tai galima padaryti paspaudus štai ten nuorodėlę, kairiame kampe oranžinėme kvadratėlyje. Dėkoju praktikuojantiems gautas žinias, dėkoju patiktukinantiems mano įrašus, dėkoju pasidalinantiems ir komentuojantiems. Labai prašau tą tęsti ir dalintis savo patirtimi šią temą ir galbūt savo, nežinau, kitokiamis nuomonėmis, negu kad aš kalbu. Tai gyvūnai vaikšto basomis, augalai auga žemėje. Mes dar netaip seniai lietuviai vaikščiojame basomis, bent iki bažnyčios. Katalikybėje klaupiamasi bažnyčia ant kelių. Musulmonai 5 kartus dienoje liečia žemę. Indijoje šventyklose vaikščiojama basomis. Yra basų kojų takas Anykščiuose, skaičiau, yra basakojų takas, regis kažkur prie Utenos. Pasaulyje yra vaikščiančių basomis draugijos, vadinasi, kažkas tame yra. Mano brolis, pirtininkas, dzūkiškos bičiulių pirties šeimininkas, savo svečius primygtinai kviečia pavaikščioti konkorėžių takeliu, vadinasi. Tai teikia naudą, jau lab, kad aš tik įvažiavusi į kiemą dažnai palieku batelius, basutes automobilyje ir vaikšto basomis, žinoma, tai vyksta šiltų metų laiko. Kodėl mums ši tema turėtų būti aktuali? Ogi todėl, kad mes gyvename radioaktyvios taršos laiku ir mes ją gauname iš kompiuterinių ekranų, kompiuterio ekranų, gauname iš mobiliųjų, iš Wi-Fi'aus ryšio. Mūsų virtuvėje pilna visokių elektrinių prietaisų. Ir vaikščiojimas basomis šalia kitų sveikatinančių, natūraliai sveikatinančių mūsų organizmo būdų, tai reiškia nukenksminančių tą radioaktyvę spinduliuotę būdų, tokių kaip, pavyzdžiui, plaukiojimas, kaip vaikščiojimas mėnesienos naktį, kaip paukštelių čiulbesio klausimas, kaip, pavyzdžiui, medžio apkabinimas, turėtų mus sveikatinti neišvengiamai, kitaip, nes yra logika. Ir štai apie mūsų tą vadinamą įžeminimą arba nusinulinimą, kaip dar sakoma, rašė ir profesorius akademikas Brėdikis savo knygoje Kitokių žvilgsnių. Atlikta be galo daug įvairių mokslinių klinikinių tyrimų, kurie vienaip ar kitaip aprašo tą mūsų nusinulinimo naudą. Tai Žemė turi elektromagnetinius laukus. Mes taip pat juos turime, nes rašomegi elektrokardiogramą žmogui, elektroencefalogramą. Ir kad Žemė yra neigiami elektronai, o mes gaunam teigiamus elektros krūvius iš mano minėtų šaltinių ir ne tik iš ten. Tai naudos kokios? Ogi tai, kad pėdose yra daug akupunktūrinių taškų arba jie kitai vadinasi marmos taškais. Ir kad yra įrodyta, jog nusinulinus, tai reiškia gaunant į Žemės tos neigiamus elektronus, mes rimstame. Jeigu mažėja stresas, suprantama, kad visos sistemos funkcionuoja kur kas tinkamiau. Ir taip pat yra moksliniai klinikiniai tyrimai atlikti, kurie aiškiai teigia, kad
silpsta, reiškia, kad mažėja simpatinės nervų sistemos aktyvumas, tai reiškia tos nervų sistemos, kurie atsakinga už mūsų mobilizaciją, už tokius stresus, įtampas organizme, spastinės, visokias problemas ir už kraujo sudėjo padidėjimą, už dažną širdies plakimą ir priešingai pradeda vyrauti parasimpatinė nervų sistema, kurigi mus ir ramina. Ir tausoja mūsų gyvybinę energiją, įdant mes turėtumėm jėgų gintis nuo visokių užpalėjų, įdant mes turėtumėm jėgų, nežinau, galvoti, dirbti be jokių kokių tai stimuliatorių ir taip toliau. Taip pat mokslininkai aprašo, kad įsižeminus reiškia, tie neigiamo krūvio jonai gerina struktūrinių skysčių formavimąsi mūsų organizme. Ir taip pat jau vienareikšmiškai yra įrodymų, kad mažėja, reiškia, dėl žmogaus organizmui gaunamų tų neigiamų elektronų, kurie neutralizuoja tos teigiamą krūvį turinčius laisvuosius radikalus, mažėja oksidacinis stresas ir to pasiekoje mes jaunėjame. Laisvi radikalai tai yra atomai arba molekulės, kurie savo valentinėme sluoksnėje turi vieną ar du nesuporuotus elektronus. Ir jie nuolat siekia susiporuoti, dėl to priekabiauja prie baltymų, riebalų, angliavandenių. Ir jie DNR dėl to gali pakeisti mūsų genetinį fondą, aišku, kad privesti prie ląstelių supiktybėjimo. Tai jeigu to nevyksta, logiška, kad mes jaunėjame. Ir toks žymus kardiologas Stefanas Sinatra rašė, kad jau praėjus 30 minučių po įsižeminimo visi šitie uždegiminiai procesai įtakoti oksidacinio streso pradeda rimti. Viso labo po pusvalandžio. Taip pat yra studijos apie pagalbą mūsų endokrininiai sistemai vaikščiantis basomis ir kitaip įsižeminant, nusinulinant, kad mes galime sureguliuoti netgi skydliaukės darbą, aišku, jeigu nėra jos struktūros pokyčių, kad mes netgi, ir moksliniai tyrimai, kurie teigia, kad mes netgi galime išvengti skydliaukės vėžio. Taip pat padedame savo, vaikščiodami basomis, vėlgi šiltų metų laiku, nesušaldami kojų, jeigu mes kenčiame nuo sėdimo nervų uždegimo, nuo neramių kojų sindromo, jeigu mums išsiplėtusios kraujagyslės, venos, varikoidės kojose, yra atlikta daug mokslinių tyrimų dėl vadinamo to zeta potencialo. Ir daugybė žmonių kenčia nuo padidinto kraujo klampumo. Dėl to vartoja skystinamuosius, taip vadinamus krišumą mažinančius, nes kraujo klampumą, padidintą kraujo klampumą įtakoja rūkymas, nesveika mityba, kai valgoma daug rafinuotų angliavandenių, rafinuotų miltų pavidalų, rafinuotų cukrų pavidalų, kada valgomas greitas maistas, kada kaupiasi žmogaus kraujyje, organizme perteklinis blogasis tas vadinamas cholesterolis, kada šlapimo rūgšties per daug, tai to pasiekoje trombocitai agreguoja, reiškia sulimpa ir dėl to padidėja bet kokių trombozių, tame tarpe ir insulto rizika. Taigi įsižemindami mes tą zeta potencialą padidiname, kaip mokslininkai teigia, net 280% Tai dėl to raudonieji kraujo kūneliai, jų paviršius tampa, paviršiaus krūvis tampa didesniu ir jie vienas kitą pradeda atstumti. Vadinasi, nesulimpa ir to pasiekoje mes išvengėme daugybės ligų. Toliau vaikščiojimas basomis prisideda prie pusiausvyros organų veiklos atkūrimo. Štai, pavyzdžiui, jeigu vertigo problemą turi žmonės, jeigu serga Parkinsono liga arba kitomis pusiausvyros problemos sutrikimais, sakoma, kad tada kasdien basomis bent jau 15 minučių tas žmogus turėtų pavaikščioti.
išmintingoji Arveda pateikia dar labiau įtikinamus faktus, kodėl mums taip pravartu vaikščioti basomis. Na ir mūsų fiziniai, mūsų kūnas, gyva negyva gamta yra sukurti iš 5 pagrindinių energijų. Tik tai visose juose skiriasi jų proporcijos. Ir mūsų pirštai yra susiję su tomis energijomis taip pat. Didysis pirštas susijęs su eterio energija, antras su oro energija, vidurinysis su ugnies energija, 4 pirštas su vandens energija ir 5 su žeme. Lygiai tas pats yra ir mūsų pėdose. Tai todėl vaikščiodami basomis mes harmonizuojame save, nes Arveda moko, kad kurios nors energijos išsiderinimas anksčiau ir vėliau veda prie ligų. Ir mes su jumis kalbėjomės apie tai paskaitų cikle, kodėl skirtingai sergame, tai tada turėtume skirtingai sveikti. Ten yra 6 paskaitos apie skirtingus konstitucinius tipus došas ir kad mūsų visų siekiamybė turėtų būti vadinama tridoša, kuomet mes visų energijų turime po lygiai, tada mes būsime sveiki ir harmoningi. Vadinasi, vaikščiodami basomis mes harmonizuojame save ir vedame mūsų sistemas ir organus link sveikatos vienareikšmiškai, link balanso, link harmonijos. Taip pat dar Arveda yra toks padavjanga, tai yra pėdų aliejinis masažas. Jau seniausiai yra įrodytas ryšys tarp pėdų ir tarp regos, taip pat ir klausos. Ir masažuojant pėdas pasirodo, kad kraujotaka smegenyse gerėja proporcingai ir kraujo persiskirstimas smegenyse labai svarbus, pavyzdžiui, glaukomos atveju. Taigi, geriname regėjimą, nes apakti labai nelabai tikrai nepatrauklu, juolab, kad silpstant kuriai nors energijai, kuriai nors jusliai, kitos turi dirbti neproporcionaliai. Ir turi kompensuoti tos prarastos silpnos energijos, silpnos juslės, veiklą, persitemdamos, dirbdamos perkrūviais. Vadinasi, organizmas išeina iš harmonijos, iš balanso būsenos. Žinoma, geriausia vaikščioti rasota žole ir mes tą žinome iš mūsų liaudies išminties, todėl kad vanduo yra geras laidininkas ir taip pat suvus vanduo dar geresnis laidininkas yra, kadangi yra daug ištirpusių mineralų, todėl, žinoma, dalis jūsų gali man oponuoti, primindami erkių pavojų mūsų sveikatai, aš sutinku su jumis, dalis saugojasi nuo jų skiepydamiesi. Aš, pavyzdžiui, vartoju, tokios yra česnakinės tabletės, garlic, jas jau žinau 14 metų, naudojame su vyru jas nuo peršalimų, sakyt, tarkim, tik vos pajuntame kokią nors gerklės peršėjimą, nosies užgulimą, iš karto keletą tablečių, vėl keletą ir dar derinys su beržolė, su vitaminu C natūraliu, mes prašokame tas ligas. O aišku, dar imunitetas stiprus mūsų. Bet česnakas keičia kraujo kvapą. Mes nekeičiame, matyt, negeriam didelėm dozėm, nereikėjo gerti ten keletas tablečių dienai. Juolab, kad padeda ir cholesterolį sureguliuoti, česnakinės tabletės. Tai tiesiog žmogus tampa nepatraukliu erkėms. Kas gali valgo, lai valgo česnaką, aš jo nevalgau taip šviežio. Na štai. Ir dar galima bandyti įsižeminti, pamerkus kojas į dubenį su sūdytu vandeniu ir įsivaizduojant, kad mes esame medis, kuris šaknimis imame energiją iš žemės. Žinoma, galima vaikščioti basomis ir namuose, tačiau dėja daugelio mūsų namuose grindų danga yra sintetinė. Bent ir vilnoniai kilimai taip pat nepriduoda laidumo
tai vat gerai energijai, mus gydančiai energijai žemės motinos. Ir beje, šitoje vietoje mano autoritetai kalba, mano mokytojai netgi mini, kad vaikščiojimas basomis padeda pasikviesti sielą į šeimą, jeigu žmogus gydosi, moteris nuo nevaisingumo problemos ir išbandyti visokie metodai, kas trukdo pabandyti štai šį visiškai nemokamą gydymosi būdą. Pabandyti, neprisirišant prie rezultatų. Aš žinau keletą moterų, kurios pradėjo vaikščioti basomis ir dabar supuoja, čiučiuoja, liuliuoja savo kūdikėlius. Galbūt ne vien tai padėjo, aš nežinau, negaliu teikti, kad tik tai, vien tai, bet ryšys su motina žemė, nori tapti motina. Verta pagalvoti apie tai. Tai štai pavaikščiokime tuomet bent jau basomis namuose, stiprinsime pėdos raumenis ir išvengsime pilnapadystės. Pajūrį pavaikščiokime. Man labai skauda matyti, kai šilta diena, šiltas pavakarys ir žmonės eina pajūrį apsiavę, nežinau, avalynę kažkokią tai. Paeikime basomis, pabraidžiakime jūros pakrantę, vandenyno pakrantę, upės pakrantę. Ten tikrai nėra erkių. Aš nežinau, ar kas nors matė ten erkės kokias nors. Tai štai, nežinomai vietoje be abejo, nevaikštau basa ten, kur gali būti kokių surūdijusių vinių dėl stabligės galimos, ar ten, kur galbūt labai daug erkių. Tai visur reikia atsargumo, galiausiai apsižiūrėti, aš nežinau, apsižiūrėti save, mes sodybą turime jau 5 metus ir aš nežinau, jeigu man kas nors draustų nusiauti, tai aš nežinau, aš labai liūdėčiau, aš nežinau, aš neraščiau vietos turbūt. Ir žinoma, tiems sausiems, šalantiems vato tipo žmonėms siūlyčiau nevaikščioti basomis, jeigu pėdutės atšala, jaučiamai, juntamai atšala, nes jiems iš karto tuomet gerklytė primena apie save, pradeda skaudėti. Tai turėkime visakame ir saiką, aišku, ir pasirinkdami saugų savo sveikatai laiką ir vaikščiojimo trukmę. Sakoma, kad basomis reiktų vaikščioti bent 80 minučių. Taip mokslininkai mums teigia. Na ir ką, gal ir Lietuvoje kursime basakojų draugiją. Tai likime sveiki ir laimingi ir naudokime motinos gamtos pagalbą mūsų sveikatai. Dėkoju, kad klausėte. Iki kitų kartų.